Tai labas visiems. Tikiuosi, kad jums šitas video labai patiks, nes aš labai laukiau ir aš esu užsimiegojus dėl to, kad aš atsikėliau šiandien. Turėjau tą atostogų video atsisiųsti savo, įkelti kompiuterį, išsiųsti ir tada bėgti pasiimti siuntos, nes atėjo jau seniausiai, kai mes buvom išvažiavę. Ir tipo grįžau, dabar yra 11:04, tai kažkaip iki 12 pabandysiu šitą video nufilmuoti, sueditinti ir įkelt, nes man reiks daiktus dėtis, nes šiandien aš 2 valandą varau į stovyklą. Tai kažkaip spėsim. Tai va. Tai žodžiu, čia yra mano siunta, labai didelė. Aš iš tikrųjų beveik viską atsimenu, kas čia yra. Tai atidarykime vis tiek. Tai jau kaip ir atidariau, reikia čia žiūrėti. Aš jau matau labai didelę dėžę, bet pirmiausia paimsiu, kas yra ant viršaus. Ai, čia šitas. Jūs turbūt žinot, kas čia yra. Tai čia yra. Palaukit, paimsiu. Čia sugedęs. Pažiūrėkit. Bet nieko, vis tiek veikia. Nu tai, tipo, aš žinau. Yra čia toks dalykas. Merginos tikrai žino, tai kad kai tu pasidažai, kad nebūtų sulipusios blakstienos, tiesiog su šituo šitai praeini. Ir tipo visiems padeda, tai pabandysim, patestuosim, pažiūrėsim, ar viskas bus gerai. Toliau kitą dalyką išimu. Ai, čia šitas, kur aš sakiau, kad jeigu žiūrėjot mano video, ne atostogų, bet dar kažkuriam sakiau tikrai, kad baidarėm plauksiu, tai man reiks, aš filmuosiu, tai man reiks to, kad nesušlaptų telefonas. Ir va tokį juodą užsisakiau. Čia yra šnirelis, kad galėčiau ant kaklo užsidėti. Ir čia nemoku, kaip čia atidaryti. Ai, open. Ai, va kaip čia nais. Ir tipo atidarai ir... Ok, supratau. Tai reiks dar patestinti jį, aišku, bet ne dabar, nes tiesiog neturiu tiek daug laiko, kad jį testint. Bet manau, kad kai važiuosiu su baidarėm, kai plauksiu baidarėm, tai aš jums tikrai pasakysiu, ar jis veikia ir ar viskas gerai. Ok, šitą dalyką jau čia žinau. Ai, jo, čia yra, palaukit, to atidarysiu. Čia yra kaukės, čia yra viduj, 5 kaukės, tai todėl čia yra dėžutė. Ir mes, tipo, aš bent jau, aš visą laiką naudoju tas kaukės, man tiesiog jos patinka, kur tokios susideda, nereik ten tept. Man tokios patinka, tai labai gerai. Toliau ieškom, gal bus aplink dėžę kokių dalykų, nes aš jau žinau, kas yra dėžėje. Tai pirma, Taip, aš užsisakiau papuošaliukų. Nu, tipo, ne tai, kad papuošaliukų. Nu jo, papuošaliukų, bet, tipo, apyrankių. Ir aš labai norėjau, kad būtų atėjusios į kitus atostogus ir palangus. Bet neatėjo, bet wow. Tai yra tokia grandinė, nu tokia va, apyrankė, labai graži, balta. Man baltos, va tokios žiauriai gražios, tokia iš mažų karaliukų. Nu, 2 tokios pačios čia yra. Tik, kad man atrodo šitą mažesnė. O gal ne. Tai va, tada yra tokia labai graži, tokia vasariška, tokia kaip auksinė. Nu, ne kaip, bet ir yra auksinė. Labai graži irgi. O my goodness, žiauriai graži. Čia yra su kriauklyte. Irgi labai graži. Ir dabar suprasi, dėl ko aš norėjau, kad ateitų iki Palangos. Kriauklytės, jos žiauriai gražios. Nu, bet nieko, aš tipo galėsiu jas užsidėti gal kaip... Nors, nenoriu, kaip plauksiu, dar pamesiu. Nu, tipo pažiūrėsiu. Nu, vis tiek, jeigu ką, tai dar
Ne paskutinis kartas, tai kitą kartą tikrai važiuosiu ir galėsiu, to labiau, kad ir net ne Palangoje nešioti. Tai labai gražus. Va tokie. Labai patinka. Aš išimsiu dabar dėžę. O my goodness, aš dėl šito labiausiai laukiu iš tikrųjų siuntos. Tai yra mini mikrofonas. Oh yeah. Žiauriai laukiau. Kad tiesiog aš labai norėjau. Koksai gražus. Eiktis obetis, toks nėra labai lengvas. Bet toks fainas. Tipo galima Kaip aš dabar uždėsiu? Ten yra labai maža skylutė. Aš neįsivaizduoju, kaip man uždėti tą mikrofoną. Nu, okei, kažkaip uždėjau. Aš nežinau, kam yra šitas iš tikrųjų. Ar čia, kad tipo, kai vežėsi kažkur uždėti jį, ar kai šneki, bet tipo, aš taip aišku šnekėsiu. Tai dabar biškai patestuosim, ar veikia. 1, 1, 1, 2, 2, 2. Ar veikia šitas mikrofonas? Aš tik peržiūrėjau, bet žiauriai gerai veikia. Tikrai naudosiu šitą mikrofoną. Aš galvoju, dabar man prijungti ar ne? Ne, gal neprijungsiu. Tada čia ausų kramštukų. Čia mama užsakė. Tai čia daugiau nieko. Ir dėžė, aš jau žinau, kas yra toj dėžėj. Ir aš labai laukiu. Ir kur man tos žirklės. Aš labai laukiau. Ir aš tikiuosi, kad bus geras. Ir nebus ten blogai su juo kažkas. Labai maldauju. Labai. Gerai. Dabar čia kažkokia balti. Kodėl aš mėgstu tokią įdomią šypseną daryti dabar, pastebėjot jūs? Okay. Kaip man išimti? Ai, čia visas šitas dalykas yra tokiam. Čia nebloga reakcija. Aš realiai ir tikėjausi, kad taip atrodys. Tai jeigu matėtis mano video, kažkuriam iš tikrųjų video, aš neprisimenu kuriam, aš sakiau, kad man reikia labai papuošalų dėžutės. Ir nusipirkau. Bet labai toks kvapas yra. Toks kažkoks įdomus. Kaip čia man dabar nuimti tą maišelį? Ai, čia jis pririštas su guma. Man labai kas patiko, kad čia yra tokios mažos skylutės, kur tu gali savo austus įsidėti. Ir gali pasikabinti. Tai labai faina. Čia vakar įsidėtas žirdonas. Kitas čia tiesiog. Labai gražus. Na, aišku, kad biški juda, bet tai vis tiek aš ją nejudinsiu, aš jį tiesiog pastatysiu ir viskas. Tai kaip aš sakyčiau, kad visai gerai. Jo, gerai. Tai va, tai čia viskas, kas buvo mano siuntoj. Tikiuosi, kad jums šitas video patiks, nes aš tikrai labai stresavau, ar jį man filmuoti ar ne, ir kada, ir taip toliau, kad suspėčiau. Tai va, tai tiek šiandien ir susitiksime kitame video stovykloje. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao!